Sveiki, mėlyjeji. Tai šiandien jau išaušo 2025 metų rytas ir jau dabar diena yra. Tai norėjau jūs visus pasveikinti su naujaisiais metais, palinkėti gerų, kokybiškų metų ir įgyvendinti visus savo tikslus ir norus. O mes vakar buvom išvažiavę su šeima švęsti naujųjų pas draugų. Tai šiek tiek parodysiu klipukų, ką man pavyko nufilmuoti. Tai išvykome pas draugų, Ugnės ir Gedą ir jų vaiko Vincento. Čia Vilniuje viskas vyko. Tai pasikvietė mus, prieš tai galvojom net nevažiuoti niekur, galvojom leisim namuose laiką. Bet kažkaip paskutinę akimirką apsigalvojom ir kaip ir praeitais metais pasilikom nakvoti pas draugų, nes yra irgi berniukas panašaus amžiaus kaip Austėjas, šiek tiek vyresnis 2 ir 8 mėnesių, Austėjai jau 2 metukai ir 2 mėnesiai. Tai va, tai galvoju smagiai ir vaikai praleis laiką ir mes šiek tiek atsipalaiduosim ir atšvęsim naujuosius. Tai nuvykome pas draugų. Stalas buvo padengtas ir baltos mišrainės ir visko ir mes patys dar atsivežėm. Žiavom į svečius pas draugus, eisim dabar pavalgyti skaniai. Man ant stalo daug mišrainių, mišrainyčių visokių. Pažiūrėsim kaip žaidžia. Vaikai žaidžia. Ir Arūnas vaikas jau patapo, jau šluoja. Va, su šluotelėm. Tvarkotės, skalbyklę dedat, skalbinius, taip. Austėja, šluosim. Va. Skalbiniai, taip. Skalbiniai. Užsidėk kepurę. Išsiskalbė ir gali užsidėk kepurę. Va, kaip vaikai žaidžia, viską turi daug žaislų visokių. Ir prisėdam prie stalo visi, pavalgiam. Jau kepsniukų, čia yra veganiški kepsniukai tokie, sojų. Mišrainės, baltos mišrainės ir agurkėlį, va taip va, lengvai. Austėjai su paprikom, agurkais ir kepsniukas. Wow! Laukiam ir mano brolis, kad atvažiuotų su drauge, bet jie vėlavo, ilgai neatvažiavo, tai netgi buvom jau pasisporėję, kada čia atvažiuos ir užrašym ant lapelių net laiką, kada čia mes sulauksim mano brolio, nes jisai dažnai būna, kad kažkur vėluoja ir mes netgi tokią žaidimą jau sužaidėm, kada čiagi atvažiuos jisai. Tai va, tai atvažiavo galiausiai tik 11 nakties ir visi kartu šventėm naujuosius. Austėja pavyko užmigdyti tik 11 vakaro nakties, nes jinai kažkaip nenorėjo užmigti, davė vaiko lovelėje užmigdyti Austėją, bet jinai ten matyti nesijautė kaip namuose, tai biški sunkiai migdės. Arūnas pabandė, 40 minučių net migdė, tada aš nuėjau ir aš jau greičiau ją užmigdžiau. Ir labai norėjau šiais metais parodyti Austėjai fejerverkus, labai gražus fejerverkai buvo čia Vilniuje. Tai Austėjas jau nebežadinau 11 nakties, kadangi užmigdžiau, tai galvoju 12 jau nebežadinsiu, nors labai norėjau šiais metais ją prižadinti, pakelti, bet kadangi jinai taip vėlai užmigo ir gavosi, kad jinai jau 12 tikrai jau tas pats mygis bus ir labai bus įmigusi, tai nebenorėjau žadinti ir jos ten makaliuoti, kaip sakant. Bet Vincentas, jis jau biški vyresnis ir jisai išėjo su tėveliais pažiūrėti fejerverkų kartu. Smagiai, taip visi sėdėjome ramiai, kažkaip jau užmigdė ir Vincentą kokią
1 arba pusę 2, tai kai užmigdė Vincentą, galvoju, pašokdinti reikia visus. Atsistojau, sakau, junkim muzikos, tai ta muzika grojo ant kokio 10 per televizorių garso, labai tyliai visi atsistojom, aš pradėjau šokti ir po truputį visi atėjo irgi pašokti. Richardas su savo nauja draugė Edita išėjo į aikštelę, labai gražiai šoko, jie taip romantiškai, kaip įsimylėjėliai, nes nesenai draugauja. Na ir mes jau senoliai, poros po 10, po 12, po 13 metų, jau tokie vos girgždantis, jau tokie nebeįsibilėliai, na bet vis tiek smagu buvo, tada pabendravom šiek tiek, sukūrėm tik planų, ką mes norėtumėm veikti visi kartu, dar šiais metais nuveikti ir tada jau ruošėmės eiti miegoti po truputį. Tai nuėjome, atsiprausėm ir ėjome ilsėtis. Na tai va, taip praūžė tas mūsų 2025 metų pasitikimas, labai jaukus vakaras su draugais praleistas ir smagus, ir su vaikučiais, ir vaikučiai pažaidė, pasipyko biški dėl žaislų. Dabar toks amžius yra, žinot, kada jie biški pykstasi, nenori dalintis. Bet viskas gerai su tuo, nes jų amžiui ir dar nebūtina to daryti ir tas suvokimas visai kitoks apie daiktus yra. Tai va, šiek tiek jau pasiilgau jūsų ir galvoju, reikės daugiau išlysti, nes vis pažadu, kad išlysiu, bet neišlendu. Bet buvo labai labai sunkus metai ir aš galvojau, kad čia bus mano metai 24, bet buvo tokie, žinote, priėmimo metai ir susitaikymo. Ir daug pykčio, paleidimo ir tokių visokių niuansų. Tai va, tai tikiuosi, kad 25 bus daug švelnesni savo pačiai ir ramesni ir tokie, nežinote, sportiški ir aktyvūs metai. Dar teko sudalyvauti Austėjos darželio šventėje, tai pirmoji mums šventė buvo. Ir taip pat man teko būti ir vedėja. 1, 2, 3, kartu paskaičiuokim vaikai. 1. Šventės pasisiūliau pati ir po to turėjau pati ir įgyvendinti tą dalyką. Tai gerai, kad mamytės labai ten padėjo scenarijų parašyti viską. Man tik reikėjo išmokti ir pasiruošti ten papasakoti viską. Ir skaičiau pasaką apie Skrudžą ir šokome. Visai smagiai tas laikas praėjo, tiesiog ir pati buvau susirgusi, turėjau atlaikyti tą šventę ir po to dar sirgau kurį laiką. Nu, žodžiu, tikrai toks įtemptas laikotarpis buvo. Dabar jau po truputį atsigaunu ir netgi prieš naujus metus jau porą kartų išėjau pabėgioti. Ir galvoju, pradėsiu senuosius metus, tiksliau užbaigsiu taip pozityviai ir su tokiu ūpu į kitus metus persikelti, kad nebūtinai palikti metus senus nieko neveikiant, o jau šiek tiek pradedant kažkokią pradžią, įvedant į naujus metus. Ir manau, kad užsimotyvuosiu ir šiuos metus tikrai aktyviau praleisiu. Nes ta liga labai mane taip stipriai paėmė ir galvoju, kad jau atėjo laikas stiprinti organizmą ir susijimti. Tai va, aišku, čia visi taip sako, nuo sausio 1 pradeda, bet jo, manau, kad laikas jau yra. Šie metai bus tokie aktyvesni. Tai man norėjau tiek su jumis pasišnekėti, šiek tiek išsilgus, kaip ir sakiau, ir tikiuosi susitiksim neužilgo. Dar kartą noriu jums palinkėti gerų metų ir tikslingų metų, išsikelkite daug savo tikslų ir tikrai matysite, kaip ta nuotaika ateina, užsirašykite ir tikrai bus motyvacijos, ką nuveikti. Susitiksime kitame video. Iki. Pučkis.